Išmokite naudotis pažangiausią žiniasklaidos stebėjimo sistemą vos per kelias minutės. Labas, aš Domas ir šiandienos video mokymuose parodysiu, kaip naudotis media monitoringo platformą RepSense. Taigi, eikime į platformą ir pradėkime mokymus. O pradėsime nuo pagrindų prisijungimo proceso. Lange app.repsense.io galite greitai patekti į savo RepSense paskyrą, prisijungdami su savo vartotojų vardu ir slaptažodžiu. Štai čia aš jau esu įvedęs ir savo vartotojų vardą ir slaptažodį, spaudžiu Continue ir užsikrauna mano pirmoji media monitoringo ataskaita. Patekęs į platformą turiu pasirinkti duomenų rinkinį, kuris man yra aktualus. Šiuo atveju aš matau, man rodo Perlas kompanijos komunikaciją. Noriu pasiimti kažkokią tai galbūt industriją, pavyzdžiui, prekybos tinklai būtų ta sritis, kurią aš norėčiau analizuoti. Tikriausiai jūsų dėmesį pirmas dalykas, kuris atkreips, tai yra šita mėlyna diagrama, vadinama Blue Chartu. Joje pasirinkę tam tikrą periodą, šiuo atveju dienomis yra suskirstintas media monitoringas, galima pamatyti, kiek mano žinučių arba paminėjimo mano kompanijos buvo tą dieną palyginus su bendra rinkos situacija, tai yra su rinkos vidurkiu. Šiuo atveju matom, kad neretai, o tai bus ta violetinė kreivė, reiškės rinkos vidurkis sviruoja ir atsiranda keletą tokių pikinių momentų, kada iki komunikacija tomis dienomis viršė rinkos vidurkį. Vienas iš pasirinkimų, kuris leidžia stebėti ne tik tai visą standartinį 30 dienų laikotarpį, yra susiaurinimas duomenų iki paskutinės savaitės. Tai yra matyti tik aktualius duomenis, kurie kompanijoje vyksta šiuo metu. Štai čia aš jau matau šiek tiek kitokį vaizdą, kad beveik viso laikotarpio metu iki komunikacija šiek tiek atsilieka nuo rinkos vidurkio, kada rinkos vidurkis yra maždaug 33 paminėjimai per vieną dieną. Žiūrėdami šaltinius mes matome ne tik tai paminėjimus, bet ir kontaktų skaičių. Tai yra kontaktų skaičių, kuriuos pavyko pasiekti prekės ženklams, priklauso nuo to, kokiuose šaltiniuose ta informacija buvo patalpinta. Šitie kontaktų skaičių duomenys yra nuolat atnaujinami pagal tai, kokios auditorijas šaltiniai pasiekia. Ir užėjęs ant cilindro diagramos, aš galiu pažiūrėti kiekvieno iš jų paminėjimus ir potencialią auditoriją, kurią galėjo pasiekti. Šiuo atveju matau, kad Lidl potencialią auditoriją galėjo būti 99,1 milijono pasiekta per pastarąsias 30 dienų. Taigi, sekantis dalykas, kurį norėčiau parodyti, yra filtrai. Jie leidžia jums daug efektyviau naudoti, karpyti ir pjaustyti duomenis, tada, kada dirbama su didesniu duomenų kiekiu. Ir šitų filtrų dėka nereiks švaistyti laiko ieškant kažkokių tai senų laiškų su paminėjimais. Būtent RepSense platformoje viskas yra prieinama vienoje vietoje, nesunkiai atrandama, o svarbu yra paminėti ir tai, kad duomenys čia atsinaujina kas 10 minučių, todėl jums nereikia laukti mėnesio pabaigos, kad gauti apibendrintą ataskaitą apie media monitoringą. Pavyzdžiui, norėdami analizuoti duomenis už didesnį laikotarpį negu viena diena, nes, sakykime, mes matom, kad 31 diena čia buvo labai ženkli, reiškia, daug žinučių išėjo su iki paminėjimais, aš galiu pasirinkti laikotarpį, apibrėždamas jį keletų parametrų. Pavyzdžiui, savaitė, mėnesis, ketvirtis ar pasirinkti kažkokį tai laikotarpį, kuris man atrodytų įdomesnis. Būtent čia, matydamas, reiškia, aš galiu pasirinkti tą, kuris man svarbu. Šią dieną aš pasilinksiu prie šitų paminėjimų, sakykime, ir grafike galiu pasirinkti būtent tą, kuris man aktualus. Tai 31 diena duomenys atsinaujins ir parodys man 31 dienos paminėjimus. Dabar filtrai leidžia mums pasirinkti ir keletą kitų dalykų. Tai yra, kokie yra sekamos organizacijos arba jų įvaizdžio advokatai dar sistemai vadinami avatarais. Ne? Čia aš matyčiau, kad aš turiu pasirinkimą iš keleto kompanijų, kurios veikia prekybos tinklų versle. Tai yra IKEA, Lidl, Maxima, Norfa, Rimi ir panašiai. Ir prie kiekvieno iš šito paminėjimo arba raktinio žodžio, kuris pas mane yra pasirinktas, aš matau ir kiek tos raktinis žodis turėjo paminėjimų. Tai šiuo atveju Indrė Trakimaitė Šeškovienė 31 dieną bus paminėta 3 kartus, Antanas Bubnelis cituotas 2 kartus, o Nijolė Kvietkauskaitė netgi 9 kartus tą dieną.
Vienas iš daugiausiai kalbančių asmenų čia šiuo atveju bus Rimi Eglė Krasauskienė, būtent ją galiu ir pasirinkti, tai yra pažiūrėti, kas yra dar kiti asmenys, kurie komentuoja rinką, kurie aktyviai matosi ir toje komunikacijoje. Paspaudęs Eglė Krasauskienė matysiu tik tai paminėjimus, kuriuose jinai pateko čia. Dabar, kas man yra svarbu, matyti tuos paminėjimus, kurių įtaka buvo teigiama. Ir surūšiavęs pagal Positive Impact aš matau labai gerą informaciją ir netgi labai gerą keisą čia. Kada informacija išplotinama BNS naujienų portale, tas žinias pasiema Krašto žinios, Klaipėdos info, Molėtų žinios, Mažeikė ir taip toliau, regioninė spauda ir atkartoja tą naujieną. Norėdamas paskaityti pačią naujieną, aš galiu atsidaryti ją būtent būtent šioje svetainėje, arba nueiti į patį naujienų portalą ir atsidaryti nuorodą tenai. Išduosiu paslaptį, tas geltonas saulės geltonumo produktas yra sviestas G. Taigi grįžtame čia, lygiai tą pačią informaciją matau aš ir čionais. Tekstas šiuo atveju be reklamų su pažymėtais paminėjimais Eglės Krasauskienės. Tokiu būdu aš galiu pamatyti ne tik tai, kas komunikuoja, reiškia, kokie asmenys yra aktyvūs rinkoje, bet ir kokiame kontekste jie yra paminėti. Taigi, keletas paprastų funkcionalumų, kurie leidžia jums naviguoti po RepSense aplinkoje. Ir nepamirškime, kad tai yra diagrama vadinama Blue Chart, įvairūs filtrai pagal jūsų nustatytus parametrus ir laikotarpiai, kuriuos jūs galite pasirinkti ir pasikeisti pagal tai, kaip jie jums reikalingi. O dabar, kai žinote pagrindus, galite daug lengviau prisijungti prie RepSense ir pradėti analizuoti duomenis be jokio vargo. O sekančioje mokymų dalyje aš atsakysiu kelis dažnai užduodamus klausimus, kuriuos galbūt jau galite atsakyti ir dabar. Pirmas klausimas, ar mano komunikacijos rodikliai nusileidžia rinkos vidurkiui? Antras klausimas, kokie pagrindiniai ekspertai komunikuoja rinkos temomis ir ar tarp jų yra mano kompanijos atstovų? Ir trečias klausimas, kuriuose žiniasklaidos šaltiniuose mano kompanija yra labiau matoma nei konkurentai, o kuriuose konkurentai pirmauja. Taigi pažiūrėkite dar vieną video ir nuorodą rasite aprašyme, o kad mokymosi procesas būtų pilnas atradimų, tikrai pažadu, kad čia yra daug ką atrasti. Sveikinu, per šias kelias minutės jūs susipažinti su moderniausia žiniasklaidos stebėjimo ir analizės platforma RepSense ir mūsų laukia dar keletas video, kuriuos jūs turėtumėte pasižiūrėti, kad taptumėte komunikacijos analitikų, o nelauktumėte mėnesio pabaigos tam, kad gauti komunikacijos rinkos apžvalgą. Pasinaudodamas progą noriu paprašyti jūsų paspausti subscribe mygtuką ir paspausti thumbs up, bei peržiūrėti kitus video RepSense kanale, kuris parodys, kaip aktyviau priimti tiek geresnius komunikacijos sprendimus, tiek verslo sprendimus ir aišku panaudotis RepSense komunikacijos platformą. Taigi, RepSense yra daug daugiau negu tik tai laiškai su paminėjimo ataskaitomis, kurie užkimša jūsų pašto dėžutę. Viskas čia patogu, nuolat prieinama ir nesunkiai išmokstama. Iki susitikimo kitose video.